mintys pačios geriausios, pergalė paskutinėm minutėm, pagaliau tas juodas darbas vaikinam atsipirko su kaupukai, sakyt, tikrai, palengvėjo petys po šitų rungtynių. Aišku, tai darbas nebaigtas, čia dar turim daug ką įrodyti, bet prieš tai, kai buvo rungtynės kaip 10-30 sekundžių likus, kaip sakyt, pralaušėm taškus, tai va dabar vaikinai, va Jėzus, kokį jie darbą padarė, tai didžiausia padėka, didžiausia, nežinau, jau dabar ne tik Živanovičiui, dabar visus jau myliu, bet, sakau, didžiausia padėka, ką jie padarė aikštėje. Ta prasme, prieš 3 dienas mes 120 minučių atžaidėm karštį, tai kad jiem buvo nelengva, tai čia vienareikšmiškai, bet kaip ir vakar minėjau, interviu šiandien gal nebus to futbolo grožio, bet bus didelis charakteris. Aš žinau juos, aš matau juos, žinau, ką jie išdarinėja treniruotėje ir dėl to sąlyginai taip drąsiai sakiau, kad charakterį mes parodysim. Vaikinai parodė 110% tą charakterį. Kaip treneriui buvo sudėtinga būtent atstatyti žaidėjus po tos taurės rungtynių 120 minučių šio vakaro rungtynėm? Tai čia nuostabų darbą padarė, realiai ne aš, čia nuostabų darbą padarė absoliučiai mano personalas, nuo Vaidos Lovickų, Nerijaus Stepanausko, Rimanto Česnulio, tai šiuo metu jie didžiausią darbą padarė ir kartu žaidėjai. Suprato tą visą svarbą rungtynių, patys, kaip sakyt, investavo į tą geresnį atsistatymą, suprato, kad dabar jau nėra kada, kaip sakyt, kažkur kitur nutrūkti, reikia atsistatinėti ir sakau, didžiausios padėkos jiem, didžiausios irgi pasveikinant aistruolius, kurie atėjo čia ir palaikė mus administracijai, žaidėjam, personalui, šiandien, sakau, nuostabu, ką jie padarė.